Aš skaitau, kad pelnyta pergalė. Todėl, kad pirmas kėlinys toks apylygis buvo, gal jie ir tokių momentų turėjo, bet antram kėlinį tai labai daug progų turėjom. 2 kartus išėjimas 1-1, nerealizavom. Kugys neįmušė irgi ten 5-6 metrai. Galvojau, kad futbolo taisyklė gali pasikartoti, neįmušė, tai įmušė tau. Bet gerai, tai kažkaip tai mūsų komanda tokia antrą kartą jau žaidėm su Žalgirį, išvarėm lauk su Jonava. 3-1 pralašinėjom, padarėm 4-4. Dabar išvaro žaidėjai, atrodo, kad irgi jau kaip ir lygis gerai ir sugeba nulaimėti, kažkaip tai komanda pakyla, parodo charakterį ir viską tai džiugina, kad, kaip sakant, jau atrodo komandai sunku kažkaip čia reikės įsikrapštyti, o pasiekėm labai brangius taškus 3. Nu, jų pas juos yra ten 96-5 metų nebloga komanda ir tokie ir daug metų kartu žaidžia viską ir nebloga komandėlė, tokie žemaičiai parodo charakterį ir kaunasi iki galo. Liko 2 minutės vis tiek bėga, eina iki, nepasiduoda, taip pat sunkios rungtynės ir labai brangus 3 taškai. Kortelį, dabar Lorinas, vartininkas negalės stovėti, 4 kortelę gavo, reikės kažką kitą vartininką dabar tą savaitę treniruoti ruošti, Kestenis negalės žaisti, irgi 4 kortelės, taip kad kažkam tai jaunimo reikės kilti nuo bet tie 3 taškai, žinot, čia būtumėm nepaėmę, būtumėm truputį psichologiškai pasėdę, nes 3 rungtynės pralošė, būtų komandai tokia, dabar toks biški pakilimas bus biški ramiau. Kada jau esam ten toj 8-tukė, biški truputėlį visiems bus ramiau ir tikiuosi, kad kas ateis papildys, sužaisim namuose visgi, sienos turėtų padėti.